Bronzos medaliams. Ispanijos rinktinė iškovoja bronzos medalius. Sveikinimai jiems su tais bronzos medaliais. Aišku, Ispanija kaip visada tikėjosi daugiau. Bet šiandieną užsivedė žaidė ispanai rungtynėse su Kroatija ir nepadarė tos klaidos kaip 2005 metais. Po pralaimėto pusfinalio šiame Europos krepšinio čempionate Jose Manuelis Calderonas kalbėjo apie tai, kad tada, kai 2005 metais Ispanija tikrai sensacingai pralaimėjo Vokietijos komandai pusfinalyje, Dirkas Novickis išplėšė tada pergalę ir Vokietija žengė į finalą, kuriame turėjo būti prancūzai, bet prancūzai irgi sensacingai pralaimėjo graikams, nors turėjo pergalę beveik savo rankose ir tose bronzinėse rungtynėse ispanai tiesiog nebegalėjo žaisti, o Prancūzijos komanda žaidė panašiai taip, kaip šiandien rungtynėse su Lietuva ir sutriuškino tada favoritus taip pat ispanus net 30 taškų skirtumų. Ir Jose Manuelis Calderonas prieš šių metų čempionato bronzinį mūšį sakė, kad mes negalime taip pasielgti, mes negalime taip sužaisti. Tai ne auksas, tai ne sidabras, bet mes vis dar turime galimybę iškovoti medalį, papildyti didelę ir ilgą mūsų medalių kolekciją ir mes privalome tai padaryti žaisdami iš širdies, žaisdami iš visų jėgų. Man atrodo, kad ispanai šitą pažadą šiandien ištesėjo ir paliko Kroatiją greta savo svajonės Kroatijos rinktiniai. Tenka pasitenkinti tiesiog posakiu, jog ši komanda sugrįžo į elitą, sugebėjo patekti į ketvertuką stipriausių po 18 metų pertraukos, bet to paskutinio žingsnio ir nors kokios nors spalvos medaliuko Kroatijos komandai pritrūko. Jį atėmė Ispanijos rinktinė.